Žinote, kiek žiūrovų, tai Anykščiuose mažai buvo, čia tiek susirenka, visiems svarbus tas, kadangi Birža yra krepšinio kraštas. Ir visą laiką tai buvo, populiarus krepšinis Biržose, čia visą laiką. Visas žiūrovai susirenka ir palaiko savo komandą. Labai svarbus, pats yra svarbiausias, tai kitos sporto šakos taip pat yra džiudos, bet svarbiausias yra krepšinis ir visą laiką čia buvo. Be abejo, sportas numeris 1. Ir galiai matot pilną salę. Aišku, čia tiek žiūrovų susirinkdavo ne visada čempionate, bet čia reklama, šokėjos ir svarba varžybų. Atkrentamosios žaidžiam su kaimynais, anykštėnais, kuriais ir jie mus pažįsta, ir mes juos gerai pažįsta. Valdžios požiūris teigiamas, yra sporto klubų rėmimo fondas ir vieną iš didžiausių finansavimų gauna krepšinio klubas. Į priekį žiūrint, tai ko Biržam trūksta? Biržam trūksta salės, turbūt visi matot, kad čia iš tą salę vos netilpam. Bet dabar jo perspektyva yra, jau rengiamas techninis projektas, sporto salė, čia atradom naują vietą prie gimnazijos mokyklos ir tikimės, kad 18 metais jau salę turėsim. Buvo anksčiau numatyta vieta prie stadiono, bet ir buvo jau padarytas techninis projektas, bet techninis projektas truputį nevykęs ir nevykusi vieta miesto pakrašty. Dabar šita valdžia nusprendė pakeisti vietą, geriau pralošti šiek tiek terminų, bet turėti gerą produktą. Biržiečiai mėgsta, myli ir jeigu moksleivių lygai daug vaikų komandų žaidžia ir gana aukštam lygiai moksleivių krepšinis yra, mėgsta biržiečiai, jau nuo senų laikų, nuo Garasto laikų. Sporto mokykloje 7 sporto šakos, viena iš tokių seniausių sporto šakų tai yra krepšinis, kadangi krepšinį daugiausiai ir vaikų, daugiausiai užsiminėjančių ir mergaičių ir berniukų. Tikrai daug lanko, aišku, tos tradicijos yra senas, nuo pat mokyklos įsikūrimo, kurio atšventėm 60 metų, buvo atšvęsta. Ir aš skaitau, kad daug vaikų užimam, o tie rezultatai, tai visą laiką būna, gal paėtumėm kažkur ir į priekį, aukščiau, bet kadangi neturim, patys matot, žiūrovų daug, bet salė maža. Jeigu būtų salė, tai gal galėtumėm žaisti ir nacionalinėje lygoje, tai irgi pamatytų ir vaikai pamatytų, kaip žaidžia nacionalinėje lygoje, galėtumėm daugiau dar vaikų pritraukti šitą krepšinį. Taip kad, kaip pasakyti, salė pilna, gražu. Jau turėjo statyti, buvo gauti pinigai. Salė didžiulė, ten baseinas, viskas sporto kompleksas, bet čia stumia tolin, turbūt viskas ir pasibaigs tuom. Aš taip galvoju, kad ir visas tas požiūrį. Čia tik tai sako, kad jie labai myli sportą, krepšinį labai myli, bet nematau, kad mylėtų. Šiai komandai atstovauju daugelį metų, taip kad man ta komanda yra gyva širdyje ir džiugu, kad iš žaidėjo dabar tapau treneriu, taip kaip sakyt, visą žaidėjo, kaip žaidėjo patirtį bandau perduoti jaunesniems žaidėjams ir bandau, kad ta komanda gyvuotų vis toliau ir toliau. Kaip pasakyčiau, tokia viena iš biržietiškiausių komandų, nepalyginsi taip, kaip dabar žaidėm su Anykščiais. Pas mus 9 biržiečiai ir 3 legionierius turim. Ir čia yra tokia komandų strategija, toks tikslas? Taip, jo, šiaip aš norėčiau, kad taip ir būtų. Norėčiau nedaugiau 2-3 legionierių, norėčiau gydyti savo jaunimą. Pats dirbu su jaunimu, turiu tikrai perspektyvaus jaunimo, jeigu neišvažiuos į didžiuosius klubus, manau, kad jie garsins regionų lygą kitais metais, kadangi turiu porą rinktinės narių, vieną 100%, kitas kandidatas rinktinė. Erikas Venskus, jis dabar negalėjo šiandien žaisti atstovauti, kadangi moksleivių lygoje įvedus nuostatą, kad 15-metis negali daugiau kaip 2 čempionatuose žaisti ir dabar moksleivių lygoje prasidėjo play-offai, tai aš tikrai žinojau moksleivių lygą ir mes norim laimėti moksleivių lygą su juo priešakyje. Tai aišku, juo domisi tiek ispanai, tiek Žalgiris ir daugiau komandų, bet noriu išlaikyti čia, noriu, kad jis atiduotų savo dalį kaip krepšininkas Biržą, kad garsintų Biržus daugiau, ne vien tik Kauną ar ten Vilnių. Stengiamės tą linkmę ir noriu, kad jis, jo padedamas, išvyčiau daugiau gerų žaidėjų. Bėdų nėra, vaikai noriai sportuoja, mes tikrai, aišku, pagrindinė bėda tai salės trūkumas. Turim tas projektus, gavom finansavimą, bet kažkodėl nežinau, ar čia mūsų valdžia tokia, ar kažkokie kiti trukdžiai ir salės statybos nutrūko, taip kad nežinau. Pagrindinė problema bazės. Daugiau viską turim, o šiaip vaikų turim, noriai mėgsta krepšinį, nes krepšinis Biržose įaugęs čia. Numeris 1 sporto šaka.